Gerą dieną, vyrai ir moteris. Ilgą laiką nesimatėm. Šiandien galvojau, reikia pranešti apie tai, kad organizuojame susitikimą žmonėms, kurie nori prisijungti prie mūsų veiklos. Tai kitas savaitgalį, sekmadienį, gegužės 4 dieną, susitikimas planuojamas 14 val. Jis numatomas atsižvelgiant į įvairių žmonių buvimo vietą Lietuvos krašte. Buvo nuspręsta susitikimą daryti geografiniam centre. Tai yra, jeigu žiūrėtume į žemėlapį, tai maždaug aš taip įsivaizduoju, kad tas centras yra kažkur tai čia, tai vat kažkur tai čia ir nusprendėm daryti susitikimą. Tai gegužės 4 dieną 14 val. Jeigu kam yra noro tapti asociacijos nariais, būti ginamiems ir ginti kitus, ginti viešą interesą, tai kviečiame jungtis, plėstis, daryti. Veiklos tikrai yra daug. Procesiniai dalykai pagrindiniai jau yra atlikti, yra sukelti blankai, šablonai, dokumentai, procesai, sistemos, balsavimo sistemos. Pati asociacija veikia patikėjimo teisę. Ta prasme, kiekvienas sprendimas privalo būti visų narių pritartas. Tie, kas nepritarė, jie tame nedalyvauja, neneša jokios atsakomybės ir taip toliau. Komitetas turi teisę, visų patikėjimo teisę sudaryti sutartis su kitojais juridiniais asmenim, jeigu yra visų asociacijos narių pritarimas. Tie asociacijos nariai, kurie nepritarė būtent kažkokiam tai projektui, tie tenai tiesiog nedalyvauja. Čia dabar tai pasakysiu panašiai, kaip jeigu palyginus dabar Lietuvos Respublikos Seimas yra patikėjimo teisė išrinktas visos Lietuvos Respublikos piliečių ir jie visų kaip patikėtiniai įgalioti asmenys priiminėja sprendimus visų vardu. Pas mus asociacijai gaunasi taip, kad patikėjimo teisė panaši kaip ir ten, tik tai, kad kiekvienas, kaip sakyt, naujas projektas ar kažkoks veiksmas yra paskelbiamas visiems ir tie, kas sutinka jame dalyvauti, tiem jis ir galioja. Tie, kas nesutinka jame dalyvauti, tiem jis ir negalioja. Tai būtų, pavyzdžiui, dabar paskelbė dėl nekilnojamo turto mokesčio. Tie, kas pareiškia, kad jiem nepritarė tokiem, tai jie ir nemoka mokesčio. Tie, kas pritarė, tie ir moka. Vat būtų tokia pasirinkimo laisvė ir šiaip tada būtų galima visą normaliai, pilnavertiškai ir visą kitą ką daryti. Tai buvo daug diskusijų, daug visokių dalykų ir tiek žinių. Tai va, kviečiu visus gegužės 4 dieną. Maždaug va čia tas centras yra, vat, kaip žiūrėti maždaug, aš taip įsivaizduoju, kad čia tas centras iš visų pusių yra praktiškai vienodai, aišku, Klaipėdos gal atžvilgių, bet jeigu žiūrintis, nesvarbu, žodžiu, va šitoj va vietoj bus susitikimas, tai kas norite atvykti, parašykite SMS-ą, susisieksiu, arba rašykite į bendrą asociacijos elektroninį paštą info@ttska.org, palikite savo kontaktą ir su jumis būtinai susieks ir nurodys konkrečiai, kur atvažiuot, ką reikia turėti su savimi. Tai į asociaciją galima įstoti tik tai su viena sąlyga, jeigu jūs turite originalo gimimo akto įrašo kopiją ant rankų patvirtintą civilinės metrikacijos ar ten konsulinės įstaigos kažkokios. Jeigu iš kitos valstybės, tai su apostilė, ta prasme, ir visais tokiais dalykais. Tai reikia privalomą tokį turėti, užpildysite anketą, sumokėsite stojamąjį mokestį, metams yra 120 eurų ir galėsite veikti kartu, būti ginami ir ginti kitus, atstovauti ir taip toliau ir panašiai.
Tai planuojami dabar irgi visokie kitokie dalykai, padaryti procesiniai, sisteminiai ir visa kita. Tai žodžiu, dabar norime dar suorganizuoti susitikimą, padaryti galutinį tokį bazinį susirinkimą, supažindinti visus su darbo metodika, bet čia jau po to jau atskirai narėms, tik tai čia dabar bus toksai kaip ir paviršutiniškas susitikimas, o toliau bus planuojamas asociacijos narių susitikimas, kur bus darbo metodika, visa informacija, kaip veikiam, ką darom, o veikiam įdomiai, labai gerai, efektas tikrai yra neblogas. Per šitą visą laiką, tuos 3 mėnesius buvo labai daug veiklos tiek su teismais, tiek su bankroto administratoriais, tiek su komunalinių paslaugų tiekėjais, tiek su firmom, žodžiu, begalį, su vaikų teisėm, su socialiniam paslaugom visokiam ir visa kita. Tai laiko labai daug reikėjo šitiem visiem dalykam, važinėjimai, susitikinėjimai, rašymai, dokumentai, protokolai, įrašymai, garso, vaizdo, žodžiu. Visko buvo daug. Plius balandžio 24 dieną buvo paskutinė diena pateikti aukščiausiam teismui kasacinį skundą dėl mūsų šeimos bylos, kurią Kauno apygardos teismas paliko tą patį, mes atseit pagrobėm savo vaikus. Tai dar tam laiko tarpe dar pasirinkom papildomų visokių įdomių dalykų ir mano nuomonė, tai mano gilių įsitikinimų, nes aš jau čia to teisės kažkokios čia kažkaip tai skeptiškai tai žiūriu. Tai aš taip galvoju, kaip jie padarys. Mano nuomonė, tai aukščiausias teismas paliks tą patį ir atiduos priteisti nuostolius, pavyzdžiui, Strasbūro teismo arba Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetui ir tą žalą, kurią patyrė mūsų šeima dėl asmenų padariusių nusikalstamą veiklą, tą žalą turės atlyginti visi mokesčių mokėtojai. Bet mūsų strategija visai kitokia. Jeigu aukščiausias teismas paliks tą patį galioti ir nepatrauksim tų asmenų asmeniškai, tai kad ir tarptautinis teismas įrodys, kad nuteisti nepagristai, mes vis tiek teismo reikalausim bylą peržiūrėti per naują, nes turim tokią teisę, jeigu yra tarptautinio teisės sprendimas, ir patraukti tos asmenys visus atsakomybėm. Tai tik tai, kad ilgiau užtruks, bet nuo to niekur nepabėgs ir tai bus išvengta, kad mokesčių mokėtojai mokėtų nusikaltėlių padarytą žalą už juos, o jie liktų kaip ir tipo nebaudžiami ir kad čia tokie dalykai, nesąmonė dabar. Kažkas padaro, o čia užeina, atmeta, tarptautinis pripažįsta, tada mokesčių mokėtojai sumoka padarytą žalą ir tipo viskas gražu. Taip negerai. Dabar, kas liečia būtent to teismo, dėl kurio atsisakė, tai aš kaip tik paėmiau nutarties yra, matote, čia kur buvo leista paimti vaikus, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjos Astos Lukauskaitės sprendimas civilinėje byloje, civilinėje byloje, su kuria atėjo, nors jinai neturėjo nei parašo, nieko, kaip vėliau įsiaiškinom, su šita byla atėjo ir čia mosikavo palei ranką, čia visur, kad čia su šita nutartim, ir įsidėmėkite jos bylos numerį, ES2 192, su jie atėjo paimti vaikų. Paskui Kauno apylinkės teismo pirmininkas parašė tokį laišką, čia kovo 3 dieną parašė jis laišką, kad paskirta Kauno, kad pažymime, jog jūs nesate civilinės bylos numeriu, šitos bylos numeriu, šito pagal kurią atėjo paimti vaikus, kad nesame proceso dalyviai, todėl detalesnė informacija susijusi su byla jums neteikiama. Tai
Nėra daugiau ką čia pridurti, aišku, bet yra kaip yra. Tai va tokie cirkai, tai tie cirkai va tokie. Ir kas liečia dabar, kas liečia visus kitus dalykus, tai maždaug apie asociaciją, tai asociacijos nariai visi turės pažymėjimus, jie maždaug atrodys va taip va tokiam va maždaug dalyke, tai biurokratai pratinkitės matyti tos pažymėjimus. Pat kaip dabar yra naglai stumiamas tas partnerystės įstatymas pagal pasirašytą Gabrieliaus Landsbergio ir Liz Truss deklaraciją, kuri buvo pasirašyta, jinai buvo pasirašyta 22 metais Londone, gegužės 23 dieną. Joje yra įsipareigojimai Lietuvos Respublikai vykdyti tą viziją ir strategiją. Toj strategijai ir vizijai čia yra surašyta, kad Rusija agresyvus, nenuspėjamas yra ten taip ir taip. Ukraina, Lietuva ir toliau taiko laiko savo įsipareigojimą remti Ukrainą, kas ir vykdoma. Čia apie Kiniją. Va, ir yra va čia tas, kur dabar naglai stumiamas Lietuva ir Jungtinė karalystė bendradarbiaus skatindamos lyčių lygybę ir pasisakys už moterų ir mergaičių teisės, įskaitant galimybę naudotis aukščiausiais įmanomais fizinės ir psichinės sveikatos, įskaitant lytinę reprodukcinę sveikatą standartais. Žodžiu, viskas tas vyksta, bet dar taip pat priminsiu, kad yra ir 8 straipsnis, kuriame yra prašyta smerkiame represijas prieš tos, kurie bendradarbiauja su Jungtinių tautų žmogaus teisų sistema, kovosime su nebaudžiamumu už žmogaus teisų pažeidimus ir piktnaudžiavimus ir sieksime, kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Tai va, mūsų toks tikslas ir yra, ir mes tą tikslą pradėjom 22 metais, estafetę dabar perdavėm, kaip sakyti, biški kitaip sudėliojom. Mūsų istorija paskatino dar labiau žmonėm atsimerkti, ne? Ir tos visos represijos čia su tais visais dokumentų padirbinėjimais ir vaikų atiminėjimais ir jų išvežimais ir panašiai. Tai tam mes ir susikūrėme, kad galėtume ginti ir gintis nuo tokių veiksmų. Ir vat šitas įsipareigojimas irgi lygiai taip pat turi būti vykdomas. Tai mes padėsime šitą dalyką, būtent šitą straipsnį vykdyti ir įvykdyti, bei informuosime antrą šalies pusę apie šitus pažeidimus. Ir dar ką norėjau pasakyti, tai dėl bendradarbiavimo su žmogaus teisėm ten tom visom, tai pas mus yra taip ir parašyta, kad mes žodžiu veikiame būtent šitoj srity, taika ir sauga, šitie visi dalykai, mūsų veiklos teritorija. Toliau, kas čia dar yra, čia ne tas. Toliau yra Jungtinės karalystės įstatymas apie neįregistruotas asociacijas, būtent tokio kaip mūsų tipo, ir jos veiklą nereikia registruoti, ir jos įsteigimas nieko nekainuoja, nes jos nereikia registruoti. Registracijos papildomų mokesčių mokėti nereikia, nors mes jau sudarė sutartį, jie įsteigėm, neįsigalioja nuo sutarties pasirašymo momento, bet kadangi žinome, kad šitoje vietoje mūsų biurokratai šitų dalykų nenori matyti ir nenori girdėti,
Tai būtent buvo tai patvirtinta notariškai, paskelbta Lietuvos aide papildomai ir mums nieks nesutrukdys veikti, o tie, kas veiks, tai pažeis tas pačias sutarties sąlygas, tiek įsipareigojimus laikytis tų sąlygų ir viskas. Tai būtent šitą kryptim ginsimės, veiksime ir darysime gerus darbus mūsų tautai dėl mūsų ateities kartų. Nes visi tie bandymai, kurie čia vyksta, tai kažkaip jie visą laiką tokie patys, iš vieno gardelio į kitą gardelį. Vieni meluoja, kiti meluoja, nieks atsakomybės neneša, mūsų atveju irgi taip pat nori būti pritaikoma, kad va tipo dabar pripažins mus kaltais, nieko nekompensuos, čia tipo patys kalti, tarptautinis teismas pripažins Lietuvos Respubliką pažeidus tarptautinį pilietinių teisių paktą, taip pat Jungtinių tautų ratifikuotą sutartį, visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir jos laikymasi, ir tiesiog tada priteis padengti nuostolius, kuriuos turės padengti mokesčių mokėtojai, ir taip toliau ir panašiai. Tai šitus reikalus mes pradėjome ir dabaigsime. Ir jeigu, kaip sakau, junkitės, stiprėsime, darysime, o visa kita laikas parodys. Kaip sakyti, jeigu nieko neveiksi, tai nieko ir nebus. Ir dar trumpai nuotaikai pakelti, toks, nežinau, nieko nepridursiu, tiesiog paskaitysiu, kas parašyta. Tai Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Valstybės šio pakto šalys įsipareigojo užtikrinti vyrams ir moterims lygias teisės, naudotis visomis šiame pakte išvardytomis pilietinėmis ir politinėmis teisėmis. Lygiai taip pat parašyta angliškoj versijoje Man and Woman. Tai aš ką norėjau atkreipdėmėsi. Man and woman, vyrai ir moteris. Dabar savokos. Ūkio subjektas, kur būna ūkis? Ūkis, ne? Vertėjas. Patelė, female, patinas, male, ne? Gyvūno pasas, augintinio aprašymas. Patelė, female, patinas, male. Šiaip, ne? Ir pavyzdžiui, LR pasas. Tai čia rašoma irgi, pavyzdžiui, kur čia yra, nerašo mot woman, rašo, kad mot female. Aišku, čia žodžių žaismas, čia nesąmonė, čia interpretacija. Vyram tai dar, kaip sakyt, man, vyr, tai gali sakyt man, liktai ar male, neaišku, bet taip, ūkio subjektas, patelė, patinas, gyvūno pažymėjimas, parašyta male, female. Tai tiesiog. Pavyzdžiui, paėmus Lietuvos tą Respublikos pasą asmens, ne? Tai jeigu išverčiant tekstą iš lietuvių į anglų, tai rašo, kad šis pasas priklauso piliečiui, citizen, ne? Čia taip išeina. Bet jeigu mes versime čia dabar iš anglų į lietuvių, tai gaunasi ne piliečias, bet turėtojas, paso turėtojas. Saugiai ir laisvai
leisti šio paso turėtojui. Jeigu žiūrėsime iš prancūzų, French, leisti šio paso turėtojui, tai čia irgi, tai, jiegi nesupranta lietuviškai, ne, piliečiui, ką čia, jie žiūri, kad čia net ne pilietis važiuoja, o turėtojas kažkoks, žiūri, čia turėtojas, važiuoja turėtojas, ir pasižiūri prie seks, pavyzdžiui, F raidė, patelė kažkokia. čia bairio, bet, tai kaip čia dabar pilietis tampa turėtojų, ta prasme, diferencijos tarp turėtojas ir pilietis nėra visiškai jokio skirtumo, kaip ir nėra skirtumo tarp moters ir patelės, ne? Iš vis gyvūnas ir žmogus praktiškai tas pats. Biologinis organizmas. Tai todėl aš norėjau juokui šitą pateikti, o ką jūs galvojate apie šitą tokį lietuviškai pilietis, angliškai turėtojas, lietuviškai moteris, angliškai patelė. Ta prasme, aš tai nemanau, kad čia galėtų tokius dokumentus daryti, netyčia tokias klaidas padaryti. Tų klaidų yra begalė, bet kaip sako, kaip Purvainis teismo, tas Purvainis, sako, žmogiška klaida. Purvainis. Čia papuolė į kažkokį tai reikalą Purvainis paskutiniam dienom. Kur čia dabar? Past week. Komisija dėl drausmės bylos Kauno apylinkės teisėjui Purvainiui, nes jisai ten pradėjo, Purvainis iš nervų, kolegės sako, buvusi išvadinta dalbajobė ir debilė. Purvainis, išsilavinęs, teismo pirmininkas. Ar jis galėtų taip sakyti? Nesąmonė, ne? Tai nesąmonė, kad teisme vyksta Lėvių teismai, kad Lėvos bylos, nesąmonė, kad teismo pirmininkas galėtų vadinti savo darbdavį dalbajobę, kad mobbingų kažkokių tenai užsiminėja, kad čiut nenutikinėja kokį sprendimą priimti. Nesąmonė, bet jeigu tai prašo netgi LRT, manau, reikia pasitikėti, nes LRT taigi visą laiką teisybę rašo. Tai tokie juokai šiandien. Ir tiek dar ir norėjau pridurti, galvoju, vis tiek bus įdomu prie to pačio, nes sakau, kada vėl prieisiu prie kokio video, tai čia nežinau. O kas yra pas mus mūsų grupiai, ta prasme, asociacijos, tai pabendraujam tenai dažnai, praktiškai darbo reikalais kiekvieną dieną. Tai tiek norėjau pridurt. Gerą vakarą, iki.